Turbūt visi žinome siaubo žanro asą rašytoją Stepheną Kingą. Jį beje žino ir Hollywoodo kūrėjai, nes tikrai ne vienas jo darbas atsidūrė kino ar televizijos ekranuose. Ir šie metai nėra išimtis. Bent kol kas atrodo, kad sulauksime bent 4 projektų, kurie pasieks mus 2025 metais. Jau visai netrukus vasario 21 dieną į kinus atkeliauja pagal apysaką Beždžionė sukurtas filmas, kurį režisavo Osgoodas Perkinsas, tas pats režisierius, kuris dar pernai pristatė Sielų kolekcionierių. Filmas pasakos apie 2 brolius dvynius, kuriuos vaidina Theo Jamesas, kurie palėpėje atranda žudančią žaislinę beždžionę. Rugpjūčio mėnesio pasirodys kitas filmas, kuris vadinsis Čeko gyvenimas. Tai bus dar vienos apysakos, tuo pačiu pavadinimu ekranizacija, jau iš kito apysakų rinkinio Jei bus kraujo. Ir šį pasakojimą režisuos tikras siaubo ekspertas Mike'as Flanaganas, kurį jau tikrai žinote iš tokių filmų kaip Daktaras Miegas arba Džeraldo žaidimas, taip pat sukurtų pagal Stepheno Kingo pasakojimus, bet kartu ir iš kitų siaubo istorijų, ypatingai serialuose, pavyzdžiui, Šmėklos ar Ašerio namų taisyklės. Na, o lapkritį išvysime Edgaro Wrighto režisuotą Running Man arba Bėgantis žmogus. Tai yra tas pats pasakojimas, kurį jau matėme 87 metais, tik ten jis buvo kiek pakeistas ir pritrauktas ar supaprastintas link Arnoldo Schwarzeneggerio veiksmo žanro. Tuo tarpu šis filmas turėtų būti artimesnis originaliam turiniui. Ir 4. projektas tik šį kartą serialas, kuris pasirodys Max platformoje. Ir tai yra Welcome to Derry arba tiesiog filmų Tas priešistorė. Šiais metais pasirodys pirmasis šio serialo sezonas, kuriame bus 9 serijos ir jis pasakos istoriją iš 1962 metų, tai yra 27 metai prieš pirmąjį Tas filmą. Kurio iš šių projektų laukit jūs, pasidalinkit komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowinti.